Sveiki visi. Praeitą kartą mes pakalbėjome apie tai, kaip saugiai naršyti internete, kaip nepalikti pėdsakų po savęs, kaip padaryti taip, kad jūsų IP adresas taptų nepasiekiamas net ir dideliem kompiuterių specialistam. Tačiau yra atveju, kai jūsų fizinis įrenginys, tai yra jūsų kompiuteris, gali patekti į priešo rankas. Tie žmonės, kurie nuolatos dirba tokios grėsmės sąlygos, tai yra disidentai, tai yra žurnalistai tam tikrose valstybėse, tai yra žmonės, kurie susiję su pavojinga informacija, jie, aišku, pagrinde nesinaudoja jokiom programinėm priemonėm, nes iš tikrųjų visos programinės priemonės, kurios leidžia užkoduoti informaciją, jos nėra 100% patikimos. Be abejo, yra kriptografinės sistemos, kurios neleis atidaryti jūsų turinio gan ilgą laiką, bet kaip sako tie patys specialistai, kad jeigu turinys neatsidaro techniniam priemonėm, tai daug lengviau pagauti patį turinio šeimininką ir po tam tikrų priemonių taikymo pačiam šeimininkui jis atidarys visą turinį pats. Todėl yra labai pravartu nelaikyti informacijos, svarbios informacijos, tos informacijos, kuri gali sudominti, tarkim, priešus, nelaikyti savo kompiuteriai. Jeigu kažkokia tai informacija, kuri vis dėlto buvo saugoma kompiuteriai, jums gali būti pavojinga, jūs jas turėsite ištrinti, niekada nedarykit be abejo paprasto delete. Yra utilitos, kurios leidžia ištrinti informaciją, ne tik ją ištrinti, bet perrašyti tą pačią vietą kelis kartus kitą informaciją, tiesiog tuomet tai pasidaro neatstatoma. Yra toksai atvejis istorijų, kompiuterių istorijų, kuomet buvo vienos farmacijos kompanijos ištrintos visos bylos, sendaičių pirkėjas nusipirkęs kompiuterius, atsistatė tas bylas ir to pagrindų kompanija bankrutavo ir tiesiog pasiekmes buvo jai tragiškos. Ir ne tik kompanija, iš tikrųjų tam žmogui, kuris tą informaciją taip netyčia pradangino, jis beros nusižudė. Mes kalbam ne apie tai. Tai yra, jeigu jūs iš tikrųjų turit kažkokias tai uodegas kompiuterėje, jūs visiems turėsit jas sunaikinti. Tikrai gaila naikinti diską plaktuko pagalba, beje, yra tekę girdėti iš tų pačių specialistų, kad įmanoma statyti net ir sudaužytą diską. Nežinau, negaliu patvirtinti, nei paneigti. Tiek, tarkim, aš pats savo akimis nematęs, tačiau, kad galima atstatyti disko informaciją ir po defragmentavimo, tai yra iš tikrųjų faktas, tai yra įmanoma. Ir jeigu jūs tikrai kažką labai stipriai sudominsit, šitas dalykas bus padarytas. Viena iš tokių paprasčiausių šiandien utilitų, ką aš parodysiu, tai yra TuneUp paketo dalis, tai yra naikintojas, kuris leidžia ne tik išnaikinti, bet jums ir nustatyti, kiek kartų bus į tą vietą perrašoma bereikšmė informacija. Tai yra skaičių kombinacija kažkokia tai. Visas programų paketas, jis yra gan didelis, TuneUp yra gan didelis, čia yra mokamas programų paketas, bet yra tos dalys, pavyzdžiui, tas pas šrederis, tas yra naikintojas, jis iš tikrųjų yra prieinamas gan laisvai, yra kitų programų. Tarkim, paimkim dabar, kada aš turiu kažkokią tai bylų pluoštą, aš dabar pasuksiu kamerą taip, kad jūs matytumėt. Aš turiu kažkokią tai bylų pluoštą, kurie sudėti segtuve. Segtuvas yra, tarkim, yra visiškai bereikalingas senų vaizdo failų saugykla, yra, vadinasi pas mane Lazdynų įvykiai, čia yra šiuo metu jau nereikalingas dalykas, kurio aš nenaudojau. Ir jo pavyzdžių aš jums parodysiu, kaip veikia šitą utilytą. Viskas labai paprasta. Jūs susinstaliavę TuneUpą, galit bet kada dešiniuoju mygtuku užeiti į meniu dalį TuneUp Shredder, paspaudžiat ją. Čia pas mane stovi, aišku, versija trialinė, tai yra bandomoji.
Tiesiog buvo įdomu iš tikrųjų man pažiūrėti, kaip veikia naujausias tunapas, bet šiaip aš turiu visiškai nemokamą dalį. Ir paspaudžiam, išsirenkam naikinimo metodą. Yra metodai, kurie yra sudėtingesni, kurie atitinka, sakykime, duomenų naikinimo standartus. Tokie duomenų naikinimo standartai egzistuoja. Tarkim, toj pačioj NASOje prieš išvežant kompiuterinį įrangą yra tam tikras standartas, bet mes šiuo atveju galim pastatyti paprastą greitą sunaikinimą ir pastatyti kopijų skaičių. Aš manau, kad pastačius kopijų skaičių 17, 18, 20, kiek norit, ta prasme, jau ko gero po 5 kopijos, kiek man teko skaityti forumuose, jau atstatyti informacijos neįmanoma. Ir yra toks dalykas, kad dar jūs galit pasirinkti, kad ištrinta vieta tiesiog nesimatytų. Paleidžiam. Tiesa, aš nepasakiau, kad šitoj papkėje yra 428 buvo megabaitai informacijos. Galim skaičiuoti laiką. Mes turim 20 operacijų perrašymo ir mes turim 425 megabaitus failų. Kol trinasi, o iš tikrųjų tas procesas vyks neilgai. Aš manau, kad aš jau dabar matau, kad yra 30% ištrintos vietos per minutę. Norėčiau dar pasakyti apie tai, kad iš esmės, aišku, geriau apskritai informacijos nelaikyti diske. Nes kompiuteris tai yra pirmas jūsų priešo taikinys, jeigu, sakykime, jumis domisi, pirmas taikinys yra kompiuteris. Priešas gali neprieiti prie išorinio, disko, gali neprieiti prie paslėpiamos kitos laikmenos, bet kompiuteris yra paimamas visuomet. Ir jeigu priešas jaučia, kad kompiuteriai yra svarbi informacija, iš tikrųjų tas kompiuteris gali jūs palikti labai ilgam laikui. Tiesą sakant, kiek vėlgi teko šnekėti su specialistais, su profiliniais specialistais, galimybės atstatyti informaciją, tarkim, Amerikoje ar Lietuvoje iš tikrųjų labai skiriasi. Nes tai, ką naudoja amerikiečiai, iš tikrųjų lietuviai nenaudoja. Nes ten yra visiškai atskira mokslinė, ta kompiuterinė mokslinė sritis. Ir trečiom valstybėm tikrai daug tokių technologijų nėra perleidžiama. Tiesiog šiuo atveju, kaip ir sakiau, kad mes, kol mes dabar kalbamės, mes jau turim jau 80% ištrintos informacijos. Jeigu po šito veiksmų jūs dar defragmentuosit diską, ta prasme, jūs galutinai paslėpsit tą vietą, kur buvo įrašyta informacija. Iš tikrųjų, aš tai siūlyčiau šitą utilitą naudotis visuomet QNAP-u, ištrinant ir temporary internet failus, ištrinant raktus, ištrinant kažkokias tai prisijungimo duomenis kažkokius. Tai ta prasme, geriau nepalikti. Iš tikrųjų, mes vieną kartą užsimiršę, mes galim iš tikrųjų prisidaryti savo problemų. Dabar šiuo metu mes turim 420 megabaitų ištrintų per berods 3 minutės. Tai ką, kitą kartą pakalbėsim apie rimtesnius dalykus, apie kriptografiją.